Kaip tau atrodo, ką Dievas jaučia, kai mato žmogžudį? Jis jo nekenčia, jis jo baisisi, pasakysi tu. Taip, Dievas nekenčia žmogžudystės, jis ją baisisi, bet jis nesibaisi ir nesibijo ir žmogžudžių. Šiandien pakalbėsime apie Kainą, kartu panagrinėsime jo istoriją. Priminsiu, kad mes nagrinėjame rašto vietą iš laiško romiečiams, kad kol nebuvo įstatymo, Dievas neįskaitė žmonėms jų nuodėmių. Tas žodis neįskaitė yra toks kaip ir buhalterinis apskaitos terminas, tai reiškia, kad Dievas neregistravo, nesurašinėjo tokių būtent apskaitos raštų, kuriuose buvo paminėtos kiekvienas asmens nuodėmės. Kol per Mozę nebuvo duotas įstatymas, Dievas neįskaitė žmonėms jų nuodėmių. Ir tai yra radikalus teiginys, ir tai verčia iš naujo permastyti visą tai, kaip mes galvojame, koks yra Dievas ir koks buvo jo elgesys su žmonėmis. Ir mums visiems buvo sakoma, kad po to, kai žmonės rojoje nusidėjo, nešventas Dievas negalėjo pakęsti nuodėmės, tai yra nuodėmingų žmonių savo akivaizdoje, ir todėl išmetė juos lauk iš rojaus sodo, nors raštas kalba ne taip. Jis sako, kad Dievas pašalino juos iš rojaus sodo todėl, kad jie negalėtų valgyti, būdami nusidėję nuo gyvybės medžio, ir negalėtų nuodėmėje gyventi amžinai. Ir patį faktą, kad švento Dievo neatbaidė nuodėmingi žmonės, kad jis jais nesibjaurėjo, kad jis negalėjo jų pakęsti, įrodo tai, ką mes skaitome 4 pradžios knygos skyriuje, kur Dievas ir toliau kalbasi su žmonėmis, lanko juos, kalbasi ne tik su Ieva ir Adomu, bet ir su Kainu bei Abeliu. Dievas, šventas Dievas bendrauja su puolusiais žmonėmis. Ir ten mes rašome istoriją, kaip Kainas ir Abelis aukojo Dievui aukas. Ir jeigu jūs taip tiesiog ramiai pasidėtumėt ir pagalvotumėt, iš kur dabar Abelis ir Kainas sužinojo, kad reikia aukoti aukas ir kokias reikia aukoti aukas, iš kur jie tą informaciją turėjo. Rašte mes neturime tikslių duomenų, kaip tai vyko, bet faktas, kad jie žinojo. Ir žinote, kadangi Dievas bendravo su jais, greičiausiai, kad Dievas jiems ir pasakė, ir tai būtų galima nuspėti ir iš to fakto, kad kai tik jie paaukojo savo aukas, iš karto viešpats jas priėmė ir atmetė, ta prasme, viešpats buvo šalia, reakcija buvo iš karto. Kodėl aš visą tai pasakoju? Aš noriu pabrėžti, kad Biblija aiškiai rodo, kad Dievas bendravo su puolusiais žmonėms, suprantate. Rojaus sode, kol jie dar buvo nekalti, jie kalbėdavosi, jie aiškindavosi su Dievu, bet ir dabar buvo tas pats, jie girdėjo Dievo balsą. Dievas jų nepaliko. Ir kaip laiške romiečiams ir pasakyta, kad nuodėmė buvo pasaulyje, bet kol nebuvo įstatymo, Dievas neįskaitė nuodėmių žmonėms. Ta prasme, Dievas, Dievui nemaišė nuodėmė bendrauti su žmonėmis. Ir mes tai matome, nes tokį tikslų suvokimą, kad reikia aukoti aukas, kodėl jas reikia aukoti, kokias aukas aukoti, tai nėra intuityvus žinojimas. Ten yra labai daug konkrečių dalykų ir tai turėjo būti pasakyta ir išgirsta. Ir po to, kai aukos buvo atnašautos, paaukotos, Dievas kažkokiais būdais, raštas nenurodo tiksliai kokiais, apreiškia, kad jis vieną auką priima, o kitą atmeta. Ir man atrodo, kad greičiausiai tai irgi buvo pasakyta balsu. Čia tiesiog aš darau tokią savo išvadą. Ir pažiūrėkite, pradžios 4.16, ką sako. Kainas pasitraukė iš viešpaties akivaizdos. Pasakykit man, prašau, kaip įmanoma pasitraukti iš viešpaties akivaizdos, jeigu to viešpaties nėra su tavim. Jeigu, sakysime, rojaus sode, kaip mums buvo pasakojama, kaip mes tradiciškai tikėjome, Dievas pasipiktino žmonėmis ir ta prasme atskyrė juos nuo savęs, nes jų nuodėmė juos atskyrė, tai viskas negalėjo būti Dievo akivaizdos su žmonėmis. Bet dabar, sako, Kainas po to, kaip užmušė brolį, pasitraukė iš Dievo akivaizdos, iš viešpaties akivaizdos. Dievas buvo, Dievas bendravo, žmonės buvo, nusidėję žmonės buvo viešpaties Dievo, šventojo Dievo, kūrėjo visagalio akivaizdoje. Ir ne jis nuo jų pasitraukė, Kainas parašyta pats iš jos pasitraukė. Paskaitykime pradžios 4.4. Taip pat ir Abelis aukoja iš savo bandos riebiausių pirmgimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką, tačiau į Kainą ir į jo auką jis nepažvelgė, todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniuro. Pagalvokit patys, ta prasme, jeigu mes skaitytume Bibliją ir galvotume, yra nuostabu, kiek mes dalykų ten pamatytume ir pastebėtume. Kaip Dievas galėjo parodyti tiek Kainui, tiek Abeliui, kad vieną auką priėmė, o kitą auką atmetė. Ir žinote, iš konteksto akivaizdu, kad Dievas kalbėjo tiek su vienu, tiek su kitu, su Kainu, tai jau tikrai.
ir kad tai buvo greičiausiai girdimas balsas. Šiandien Dievas dažniausiai mums kalba į vidų per savo dvasią, nors Dievas gali kalbėti žmogui girdimų balsų ir greičiausiai laikas nuo laiko tai pasitaiko, bet šiandien dažniausiai mes girdime savo dvasioje Viešpaties balsą. Bet tais laikais, taip kaip jie bendravo su Dievu rojoje, kaip jie girdėjo jo balsą ir kalbėjosi su juo. Žiūrėkite, jie čia taip pat girdi Dievo balsą. Ir puikiai jį supranta. Taigi ir čia yra labai akivaizdu. Ir jeigu tik žmonės norėtų, jie tai matytų. Tai, kad žmogus nusidėjo, nemaišė šventam Dievui, kuris juos myli, su jais bendrauti. Taip kaip Dievas buvo su žmonėmis ir kalbėjo su jais rojaus sode, lygiai taip pat po jų kritimo, išvaręs juos iš sodo, Dievas ateidavo pas juos, bendraudavo su jais ir kalbėdavosi su jais. Dievas nenutraukė bendravimo su žmonėmis dėl to, kad jie nusidėjo. Ir taigi, kaip sako Romiečiams 5:13, nuodėmė buvo pasaulyje, bet Dievas neįskaitė žmonėms jų nuodėmių. Ta prasme, nuodėmės jam nebuvo kliūtis bendrauti su žmonėmis, kol nebuvo duotas įstatymas. Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie Biblijos studijų pagal Charis Biblijos koledžo medžiagą. Daugiau informacijos po pamokslo. Ir taigi mes skaitome, kad Kainas labai supyko, kadangi Viešpats atmetė jo auką. Ir daugelis žmonių galvoja, kad Viešpats atmetė Kaino auką, todėl kad ten ta auka nebuvo su krauju, toje aukoje nebuvo pralietas kraujas. Aš dabar neturiu laiko, kaip sakant, giliau ir išsamiau nagrinėti šitą įdomią temą, bet jeigu skaitėte laišką Žydams, ten parašyta 11, man atrodo 4, kad tikėjimu Abelis aukojo Dievui priimtiną auką, kuri pranoko Kaino auką. Ir aš manau, kad greičiausiai, žinote, Abelio auka patiko Dievui todėl, kad jis tikėjo Dievu ją aukodamas, o ne dėl to, kokia buvo tos aukos išraiška, ar tai buvo gyvūnas, ar tai buvo daržovės. Aš manau, kad va tai, kas slypėjo už aukojimo, tikėjimas, pyktis, baimė, va tai nulėmė tą primtinumą. Nes laiške ir parašyta Žydams, kad Abelis tikėjimu aukojo Dievui priimtiną auką ir kad ta auka buvo pranašesnė už Kaino auką. Taigi greičiausiai, kad Abelis aukojo auką tikėjimu, o Kainas kažkaip kitokie buvo jo viduje motyvai. Greičiausiai, kad tai nebuvo tikėjimo auka ir dėl to, o kadangi be tikėjimo Dievui patikti neįmanoma ir tai yra dvasinis dėsnis, jis nesikeičia, greičiausiai dėl to Kaino auka ir buvo atmesta ir tai Kainą labai labai supykino. Ir taigi skaitome toliau. Ir Viešpats tarė Kainui, kodėl supykai ir tavo veidas paniro? Na žiūrėkite, Viešpats, Dievas kalbasi su Kainu, su supykusiu Kainu, piktu ir nepatenkintu. Dievas bendrauja su žmogum, net kai jis yra piktas. Ir žinote, aišku, mes nežinome ten, kokiu laiku tai buvo, ta prasme, kiek metų buvo Kainui ir Abeliui. Ir šiaip, Biblijos tyrinėtojai mano, kad tai jau buvo brandus vyrai, jie, ta prasme, nebuvo vaikai ir paaugliai, nes tais laikais žmonės gyveno labai ilgą gyvenimą ir tiesiog jiems būdavo, kaip sakant, 100 ten metų, kai jie tiesiog sukūrdavo šeimas. Tai gali būti, kad čia tas Kaino ir Abelio amžius nuo 20 iki 100 maždaug buvo. Tai buvo suaugę brandūs žmonės ir Dievas visą tą laiką bendravo su jais. Dievas bendravo su jais, jie girdėjo Dievo balsą, Dievas kalbėjo su jais. Taigi Viešpats tarė Kainui, kodėl supykai ir tavo veidas paniuro? Darydamas gerą, argi nebūsi priimtinas? O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ji traukia tave, nori tau vadovauti, tačiau tu turi viešpatauti jai. Kainas kalbėjo savo broliui Abeliui, jiems esant laukuose. Kainas užpuolė savo brolį Abelį ir jį užmušė. Tada Viešpats paklausė Kaino, kur yra tavo brolis Abelis? O jis atsakė, nežinau, argi esu savo brolio sargas? Ir štai prieš mūsų akis pirmosios žmogžudystės žmonijos istorijos scena. Ir žinote, aš noriu jums pasakyti, kad visi mes esame mažiau ir daugiau, kaip sakant, suformuoti kultūros, kurioje gyvename. Ir statistika kalba, kad šiandieninis mokinys, kuris baigia vidurinę mokyklą, paprastai per savo gyvenimą vaikas yra matęs apie 50 000 smurto scenų, tarsi televizijoje, tikėtina, nerealiame gyvenime. Ir žinote, ką tai reiškia, ką tai padaro? Tai, kaip sakant,
atima mūsų jautrumą, mes nebereaguojame į tai, ką matome nuolat ir pastoviai. Tai mūsų nebedirgina, mes tai priimame kaip normą. Va tą tokį smurtą, mirtis, žudymą, kažkaip žmonės nebereaguoja tai jautriai. Bet štai Kainas ir Abelis, pirmieji broliai. Ir žinote, pas juos nebuvo tų televizijos, tos medija žiniasklaidos, jie nematė smurto, žudynių. Jie nebuvo to, kaip sakant, užkrėsti. Žemėje dar niekas nieko nebuvo nužudęs, jie net, kaip sakant, jie negalėjo žinoti, kas tai yra. Jie neturėjo tokios patirties. Taigi aš noriu pasakyti, kad Abelis ir Kainas buvo, jie nebuvo atbukinti tų smurto, prievartos, mirties vaizdų ir jie turėjo palyginti labai jautriai tai sureaguoti. Įsivaizduojat, vienas brolis užmušė kitą brolį, jis iš viso gyvenime nebuvo matęs mirusio žmogaus, jis nežinojo, kas tai yra mirtis. Kas tai yra kažkoks sužalotas kūnas. Ar jūs galite įsivaizduoti reakciją? Tu pamatai tai, kam net nežinai pavadinimo, kaip tą fenomeną pavadinti. Na, jūs patys pagalvokit, jeigu, sakysime, jūs, užmuštumėt žmogų, nužudytumėt, sakysim, nudurtumėt peiliu. Jūs nudūrėt žmogų, jis visas kurvinas sukniubo prie jūsų kojų ir staiga balsas iš dangaus klausia, ką tu padarėjai? Kur va šitas ir šitas žmogus? Ir tu paslėpi peilį už nugaros ir sakai, o apie ką čia jūs kalbate, atsiprašau? O ką žinau, kuris yra? Aš jo nemačiau. Kuris iš jūsų taip sureaguotumėt? Kuris iš jūsų taip pasielgtumėt? Na ir žinot, jeigu tau įvykdžius nusikaltimą, tiesiog tau čia virš galvos garsus balsas paklaustų, ką tu padarėjai, kur tu padėjai šitą žmogų, aš manau, žinote, infarktas arba insultas būtų garantuotas, arba tiesiog susmuktum vietoj. Bet dar kartą prisiminkite Kaino reakciją. Kainas ką tik nužudė savo brolį. Ką tik nužudė, jis puikiai, diskas brolis negyvas, guli ant žemės. Dievas jo klausia, kur tavo brolis? Ir Kainas sako, o ką žinau, o ką aš brolio sargas? Jūs žinote, kodėl jis galėjo taip kalbėti su Dievu, kodėl jis galėjo taip atsakyti? Jam buvo įprasta kalbėti su Dievu, jis taip buvo įpratęs prie Dievo ir jis žinojo, kad Dievas yra geras, kad jis leido savo atsakyti būtent taip. Ir žinote, šitas faktas yra labai labai iškalbingas, jis labai daug ką pasako apie Dievą ir žmogaus santykius. Kainas buvo įpratęs kalbėti su Dievu kiekvieną dieną. Jis buvo taip pripratęs prie Dievo balso, greičiausiai kaip prie savo tėvų balso. Tai jam nebuvo iš viso joks kažkoks ypatingas ar kažkoks iš kasdienybės į kasdienybę netelpantis dalykas. Jeigu šiandien tu arba aš ten išgirstume tokį, fiziškai išgirstume Dievo balsą, kuris tau kažką sako, aš garantuoju, tai pakeistų tavo gyvenimą amžiams. Tai galbūt būtų kažkoks esminis posūkis tavo gyvenime. Bet Kainui tai buvo kasdienybė, jis net nelabai tam prasme dėl to ir jaudinasi, jis net nelabai tai dėmesį kreipė. Jis leido savo būti absoliučiai familiariu su Dievu, elgtis atmestinai. Taigi dabar pažiūrėkime, kaip Dievas reaguoja į pirmąją žmogžudystę ir kaip Dievas elgėsi su pirmuoju žmogžudžiu, pirmuoju tokiu oficialiu nusikaltėliu. Ir mes jau vakar šiek tiek kalbėjome, kad mes lyginame šitą situaciją su situacija, kai buvo duotas įstatymas su pirmu nusikaltimu, su pirmu įstatymo pažeidimu, po to, kai buvo duotas įstatymas per Mozę, ir tai buvo būtent tas atvejis, kai žmogus sabato dieną nesidėjo savo namuose nieko neveikdamas, kaip reikėjo, o išėjo pasilinkti malkų, kad galėtų išsivirti matyti maisto. Ir tai buvo menkniekis palyginti su brolio nužudymu, tai buvo absoliutus menkniekis, bet jis sulaužė įstatymą, žydai nežinojo, ką daryti su juo, uždarė jį ten kažkokioje tai tokioje patalpoje, tipo kalėjime. Ir Dievas Mozę meldėsi ir Dievas pasakė Mozei girdimu balsu, kad reikia šitą žmogų nubausti mirtimi ir kad reikia padaryti taip kaip pavyzdį, kad žmonės žinotų, kas bus už įstatymą laužymą. Bet žiūrėkite, dabar, kai Kainas padarė pirmąjį nusikaltimą, yra kitoks laikas. Yra tas laikas, apie kurį laiškas romiečiams ir kalba. Nuodėmė buvo pasaulyje, bet kol nebuvo įstatymo, Dievas nuodėmės neįskaitė žmonėms. Taigi, ir vietoj to, kad nubaustų nusikaltėlį, kuris iš tikrųjų padarė bjaurų ir žiaurų nusikaltimą, Dievas jį apdengė, Dievas jį saugo malonę, Dievas jam yra maloningas ir gailestingas, Dievas jo pasigaili. 10 eilutė. Tada Viešpats tarė, ką padarei, tavo brolio kraujas šaukėsi manęs nuo žemės.
Taigi dabar esi prakeiktas ant žemės, kuri atsivėrė ir priėmė iš tavo rankos tavo brolio kraują. Kai tu ją dirbsi, ji nebeduos tau derliaus, tu būsi klajūnas ir benamis žemėje. Tada Kainas tarė Viešpačiui, mano bausmė yra pernelyg didelė, kad galėčiau ją pakelti. Tu šiandien mane išvarai iš žemės, aš turėsiu slėptis nuo tavęs ir būsiu klajūnas ir benamis žemėje. Kas mane sutiks, užmuš? O Viešpats jam atsakė, kas užmuš Kainą, tam 7 bus atkeršyta. Ir Viešpats paženklino Kainą žyme, kad nė vienas sutikęs jį jo nenužudytų. Akivaizdu, kad Dievas nepritarė Kaino elgesiui. Bet dėl to, kad aš pabrėžiu ir sakau, kad kol nebuvo įstatymo, Dievas nepriskaitė, neįskaitė žmonėms jų nuodėmių, žmonės galvoja, kad aš sakau, kad Dievas nekreipia dėmesį nuodėmės. O koks jiems skirtumas? Yra nuodėmė, nėra nuodėmės, jis vis tiek to jos neįskaito. Jokiais būdais ne. Nuodėmė yra priešinga Dievui, Dievo prigimčiai. Nuodėmė visada atneša mirtį, nuodėmė visada ir neišvengiamai atneša mirtį. Jeigu žmogus nuodėmiauja, jam visada blogai baigėsi, vienaip ar kitaip baigėsi blogai. Ir jeigu jūs turėsite kantrybės išklausyti šitą seriją iki galo, aš manau, kad mes dar teisingai kažkaip subalansuosime tos dalykus, bus dar proga apie tai pakalbėti. Ir žiūrėkite, Kaino elgesys, jo nuodėmė turėjo pasekmes. Ir viena iš pasekmių buvo tokia, sako, kai tu dirbsi žemę, ji nebeduos tau derliaus. Ta prasme, tu sunkiai dirbsi, o vaisiaus nebus. Įsivaizduojat? Ir taip tęsi visą gyvenimą. Bet aš dabar ne apie tai kalbu, aš noriu pabrėžti, kad nors Kainas akivaizdžiai buvo kaltas. Ir, jeigu būtų buvęs duotas įstatymas, tai kraujas už kraują, akis už akį, dantis už dantį. Kainas turėtų būti buvęs nubaustas mirtimi. Ir Kainas, žiūrėkit, išsigando. Sako, ta bausmė man yra per didelė, tu mane išvarai iš žemės, aš turėsiu slėptis nuo tavęs, būsiu klajūnas, kas sutiks mane užmuš. Kainas jaučia, kad jam gali baigtis taip pat, kaip jis padarė su broliu, kad jį galima užmušti. Ir Dievas vis tiek jį apsaugo, jo pasigailė. Ir sako, Dievas kažkokį tai ženklą uždėjo jam. Paženklino Kainą žyme, kad nei vienas sutikęs jo nenužudytų. Taigi Dievas netgi jį apsaugojo. Taigi Dievas suteikė malonę pirmajam žudikui, apsaugojo jį, o pirmam žmogui, kuris sulaužė įstatymą tokiame nereikšmingame atrodytų dalyke, pasirinko žabarų ugniai susikurti, tam žmogui nebuvo parodyta malonė. Jis buvo nubaustas pagal įstatymą. Ir kodėl aš visą tai pasakoju? Aš noriu, kad jūs pats savo akimis pamatytumėt skirtumą, kaip Dievas, elgėsi su žmogumi iki įstatymo ir kaip Dievas elgėsi su žmogumi tuo metu, kai jau buvo, kai įsigaliojo įstatymo epochoje. Ir kas yra svarbu ir ką aš noriu atkreipti dėmesį. Žmonės visiškai nemato to skirtumą, jie jo nenagrinėja, negalvoja, tiesiog galvoja taip, kaip buvo išmokyti, ir jie galvoja, kad iš tikrųjų Dievas yra tas žiaurus, negailestingas, kad jo toks charakteris, jis iš savo prigimties toks yra baudžiantis, skaičiuojantis nuodėmes, tai prasme, nieks pro pirštus nepraslysta, jis nepraleidžia progos įvykdyti savo bausmes ir teisingumą, nes jie mato tai Senojo testamento metu, bet aš noriu, kad mes pamatytume, kad nuo pradžių iki įstatymo Dievas pasigailėdavo tų, kurių šiaip liktai nebuvo galima gailėtis. Dievo prigimtyje nebuvo teismo, Dievo prigimtyje nebuvo pavydo, neapykantos. Iš prigimties, žiūrėkite, kaip žmonės elgėsi, kaip Dievas elgėsi su žmonėmis, kaip jis jų gailėjosi, kaip jis juos saugojo. Jis elgėsi su žmonėmis ne taip, kaip reikalavo jų elgesys, bet pagal savo paties širdį. Taigi Kaino istorija parodo mums, koks buvo Dievas, kaip Dievas elgėsi su žmonėmis, net kai jie elgėsi absoliučiai neteisingai. Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie Biblijos studijų pagal Charis Biblijos koledžo medžiagą. Jau keliose Lietuvos miestuose vyksta Biblijos studijos pagal Charis Biblijos koledžo medžiagą. Daugelis žmonių yra palaiminti ir pripažįsta, kad Charis Biblijos koledže sudėtingi dalykai išaiškinami labai paprastai ir visiems prieinamai. Bendravimas grupėse vyksta gyvai ir nuotoliniu būdu.
Parašykite mums elektroniniu paštu ir mes padėsime jums susirasti arčiausiai jūsų esančią grupę. Elektroninio pašto adresą rasite aprašyme. Knygas pamokslo tema galite užsisakyti mūsų svetainėje. Nuorodą rasite šio video aprašyme. Džiaugiamės, kad šis tarnavimas, ši žinia atneša palaiminimą į jūsų gyvenimą. Jūs galite tapti šio tarnavimo dalimi. Nuorodą, kaip tapti šio tarnavimo partneriu, jūs rasite šio video aprašyme. Primename, kad jūs galite palikti atsiliepimą, liudijimą ar užduoti klausimą žemiau po šio video. Jeigu klausotės iš telefono, komentarų skiltis randasi pačioje apačioje. Jeigu jūsų klausimas ar prašymas konfidencialus, jūs galite jį pateikti per mūsų svetainę arba elektroniniu paštu. Dėmesio, tai labai svarbu. Norime dar kartą priminti, jog mūsų viešpats Jėzus Kristus jūsų nekaltina. Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Susitaikykite su viešpačiu. Laiminame jūs. Iki pasimatymo.